Šį įgyventi kelionę prasidėjo 2012 metais, kai Pietų Norvegijos lietuvių bendruomenė nutarė pasidalinti savo sukūriamų gerbūvių su kitais. Tąsyk tai įkūnijo Bielės ir Perų koncertai Norvegijoje, bei po to sekusi jauki vakarienė neįgaliųjų globos namuose Vilties erdvė Mažeikiuose. Šiemet tai gavo Vilties turo vardą, o grandimi tarp Vilties erdvės ir norinčių jiems padėti tapome mes, grupė Subtilus. Organizuodami kokybiškos muzikos koncertus Norvegijoje, siekime prisidėti prie Norvegijos lietuvių ir padėti intelektinę negalią turintiems žmonėms. Norime skatinti bendruomeniškumą ir atjautą. Aplankėme neįgaliuosius ir susipažinome su jais. Pasivaikščioję po dirbtuves apstulbame, pamatę, ką sugeba neįgaliųjų rankos, kiek į darbelius įdėta kantrybės, šilumos ir dėmesio. Namų direktorė ponė Stasė prisiminė džiugę vakarienę ir dar ilgai skambėjusius jos atgarsius. Pasakojo, kiek nedaug jiems trūksta iki laimės, tik trupučio dėmesio ir bendravimo. Ir mes tai puikiai jautėme, tai liudijo šviesa ir šypsenos veiduose. Iš tiesų neapsakomas jausmas yra matyti, kaip tai, kas skleidi, yra priimama ir reikalinga. Savo ryšį su Vilties erdvės gyventojais sustiprinome jaukių koncertų. Netgi kartu tapome vienu orkestru ir jautėsi sklandančios labai geros emocijos. Prisidėti prie Vilties turo galime ateidami į koncertus, įsigydami neįgaliųjų sukurtų dirbinių, pervesdami norimą sumą į fondo sąskaitą ar savanorišką veiklą organizuojant Vilties turą. Kartu padovanokime neįgaliesiems atostogas vasaros stovykloje prie jūros.